šimtosios rungtynės pasitaikė, ar ne? Šimtosios rungtynės, virš 100 taškų, įdomiai taip sutapo, gerai, kad viskas gerai baigėsi. Turbūt mažai kas tikėjo ir uteniškių ir sirgalių, kas lėmė tą paskutinę minutę galbūt, taip pavadinkime. Mes esam kalbėję su žaidėjai ir treneris akcentuoja, kad ir koks tas rezultatas bebūtų, niekada nenuleiskim rankų ir stenkimės iki galo. Tai aš galvoju, kad čia tas puikiai pasiteisino. Paskutinės minutės, pratęsimo minutės irgi tokia emociška kova. Buvo daug tokių emociškų rungtynių jau ir anksčiau. Pradėtų susigrūdinti galbūt šitam dalykui. Duok Dieve, aš labai tikiuosi, kad mums tik tas duotų naudos. Tai, nežinau, mes daug tokių varžybų turėjom prieš sezoną, tai aš galvoju vis tiek, tas daug duoda vis tiek. Aidas Spenceris 38.17 kamuolių, turbūt vienas pagrindinių pergalės Kalvių švelniai tariant. Ko gero, ir Angalo, kai labiausiai to reikėjo, ir jo šitie tritaškiai ir tas baudas ir atkovoti kamuoliai mums labai padėjo. Aidas 100 rungtynių klube greit praėjo, negreit, kaip pats jautiesi? Iš tikrųjų labai greitai, bet atrodo trečią sezoną 100 rungtynių. Greitai.